Klasikinė netvarka. Kaip taip manoma? Blet, kažkas raktą gerą gaminusi. O, įrankiai net vietoj. Keista. Javontas. O, blet, montaškę turi. Įdomu, kur pats būsnės savininkas. Mes žinom, kuris gali būti. O, tu. Laka jisai dar po Matsūrio. Tai va. Pistėts. Benai, blet, kelkis. Durnas tu. Tu visą laiką pragėriai. Visą laiką pragėrė, bičias. Tai tipo, tu nori pasakyti čia po Matsūrio ir strigai, tipo? Kokią dieną yra? Kokią dieną? Gruodžio 15, toj kalėdos turi dovanų. Benai, kada video? Eim. Kelintą gruodžio yra? 15. Ką? Kada Matsūris buvo? Rugsėjo... Pirmas. Nu, kažkada jo. Eina. Kodėl yra balta? Kas yra čia? Ratus nupiso kažkas, blet, durna. Nupiso. Nėra įsiurbimo, šlangas nupiso. Karočią. Posūkį nupiso kažkas. Žodžiu, apvogė. Kažkas apvogė automobilį Volvo. Blet, ne, šiaip jeigu rimtai, tai iš po Matsūrio Volvo yra neliesta visiškai į gerąją pusę. Esu tik pavogęs detalės, kurių reikėjo į Daily Volvo, kurią tuoj pamatysit kanale normaliai. Benai, bus daugiau video? Bus daugiau video, tai... Wow, fuck yeah! Tai džigi čiau. Tai žodžiu, su sedanu, kokie dabar yra planai ir kas atsitiko Matsūriui, ko nematėt. Paskutinį kadrą matėte, tik tai kaip mum pisa protą. Ble, dėl ko nahai Daučiūnis suka supistą voštuvų dangtelį, ble. Kodėl nahai? Nes Volvo turi jauską, juos Hebra, jūs esat lofas, kai aš galiu garsiai pasakyti. Davai taip nešnekėk, žinok, mano Hebra yra žiauriausia, žinok. Žodžiu, tai kas atsitiko? Tai turbinos, va šitos, manom, tai va dabar darysim kitas video, kuris bus iš to Volvo, tai bus ardymas šito turbako. Ir manom, kad viduj skilo korpusas ir kai skilo korpusas šitą pradėjo pūst slėgį iš... Blaivas? Ką? Blaivas? Žodžiu, pradėjo pūst slėgį į antifrizą, galvojom, kad galvos tarpinė, bet ne galvos tarpinė, nes kai atvieso turbakas, pamatėm, kad bėga per veisgeitą vanduo, kas šiaip neturėtų būti. Tai va, tada baigiam pasirodymą Matsūriui ir po to pastačiau Volvo ir jos konkrečiai nejudinau, jinai yra nejudinta nei centimetrą. Aš tik nusiėmiau ratus tada ir viskas, viskas yra kaip buvę. Tai va, kol kas yra taip, dabar artimiausi pirkiniai tai bus naujas kompas, taigi turėsim pagaliau normalų kompą variklio ir bus... Ai, kad kuros lėgio nereiktų iš kuros ir pliūrio pakankamai. Nu, ne, kuros lėgis vis tiek bus nereguliuoja kompas kuros lėgio modestai, kur išminčių. Ne, tai žodžiu, bus normalus kompas, tada pirksim normalią turbiną, darysim normalų išmetimo koliką. Ir planai tokie, po to turbūt dėsis lankai, tvarkysim čia visą tą engine bay'ų, darysim automobilį adekvatų.
Ai, vėl engine bay tvarkysim, jau pradam video tvarkyti. Nu tai ir vėl tvarkysim ir tada darysim kurva engine bėjaus tvarkymą, ką žinau, blėt, Epizodus? Ne, visą, nu kaip serialą, vien apie engine bėjų, karočią. Baudžiūnis engine bay, karočią, bus nebe Baudžiūnis motorsport, viskas apie engine bėjus. Tai žodžiu, tokie reikalai. Iš tikrųjų, tai tiesiog reikėjo man pasifilmuoti pačiam. Einam. Ne, iš tikrųjų, kas atsitika, tai iš po visą didžiąją maratoną prieš paskutinį etapą, rugpjūčio tenai mėnesį, kai buvo ir Matsuri, turėjom belia kokius maratonus, Volvaką tvarkymą. Ir buvo toks zajabal, nebenorėjau žiūrėti nei į tą mašiną, nei į tą garažą, nei į niekur. Tai tam, kad neprarasti iki galo motyvacijos ir nelip per save per baisiai, biškį pailsėjom ir dabar kipsime į darbus atgal. Tai manau, kad tiek iš tikrųjų. Pasimatysime kituose epizoduose. Davai.